Treneri, šiandien Alytus buvo tikrai arti pergalės. Kiek tam įtakos tokiai rungtynių pabaigai turėjo, kad vis dėlto aukštaūgių praktiškai neliko? Norkus buvo viena koja, o kiti susirinko pražangą. Aišku, turėjo, turėjo įtakos, plus Norkus turėjo po traumos turėjo žaisti be keitimų, nes nebuvo kuo keisti didelių, kur planavom išnaudoti tą kažkokį tai ūgio pranašumą po krepšiu ir to negalėjom padaryti. Aišku, kai pataikai 2 tritaškius per visas 45 minutės, irgi daug rungtynių nelaimėsi, to labiau, kai nėra didelių žmonių, kas gali žaisti po krepšiu. Komanda nesenai papildė Bartašius, tiek mačas su Omega, tiek ir šiandien momentais, nepaisant tų greitai susirinktų pražangų, tikrai atrodė pakankamai neblogai. Ar nemanot, kad tai galbūt ir yra ta trūkstama Alytaus dėlionės detalė, būtent toks žaidėjas kaip Bartašius? Tai aišku, mes aukšto žmogaus ilgai ieškojom. Malonu, kad jis prisijungė prie mūsų. Gaila, kad vėlyvų jau tokių laikotarpių, norėjosi anksčiau. Bet aišku, kad duoda ir lankstumo, kas liečia tarp didelių žmonių, ir gynybą, ir puolimą.